Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien realybės dramoje Pasienio sargybą matysite. Pasieniečių kameros užfiksavo nusikaltimą. Du vyrai su kaukėmis ant veidų per sieną gabeno cigaretes. Spėkite, kokį pasiteisinimą šįkart sugalvojo gudragalviai kontrabandininkai. Neteisėtai sulaikyti? Jo. O tai ką darėt? Нет, погребусь. Хорошо. Все, удачи тебе. Neeilinės pratybos Vilniaus oro uoste. Į keleivių srautą infiltruotas pasieniečių kolega bulgaras su padirbta asmens tapatybės kortele. Ar mūsų pareigūnai atpažins apsimetėlį? Sulaikyti 9 vietnamiečiai ir 2 jų vedliai čečėnai. Ir tai dar ne visas pasieniečių derlius tą vėlų vakarą. Ноги поднимай, садись. Что, холодно? Я согреюсь. Pasienyje prasidėjo atviras karas. Nusikaltėliai daužo stebėjimo techniką. Kartais čia aidi ir šūviai. Vilniaus rinktinė. Padvarinių užkarda 9 valanda. Padvarinių užkardos teritorijoje įrengtos stebėjimo kameros puikios pagalbininkės gaudant nusikaltėlius. Pro akylas pasieniečių akis neprasprūsta nė menkiausia detalė. O kasgi čia? Tik pažiūrėkite, stebėjimo kameros filmuoja, kaip 2 asmenys ties Juškų kaimo nešini didelėm juodom dėžėm kerta valstybės sieną. Įtariamieji pajudėjo į mūsų šalies gilumą, tačiau netrukus grįžo jau be krovinio. 5 iš karto buvo matyti, kad su kaukėmi. Iš 35 kameros irgi 100 vaizdas. Tačiau vienas dalykas pamatyti nusikaltėlius nufilmuotus stebėjimo kameromis, kitas juos pagauti. Ar pavyks pasieniečiams surasti ir sulaikyti šios asmenis, įtariamus kontrabandos gabentojus? Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba buvo užfiksuoti 2 valstybės sienos pažeidėjai, kurie nešėsi ryšulius ant savo kuprų. Nedelsiant buvo pasitelktas tarnybinis šuo į pagalbą, kuris aptikęs pėdsakus sekė pažeidėjus. Skubiai atvykę valstybės sienos apsaugos patruliai ir kinologas su šunimi ėmė šukuoti apylinkės. Vokiečių aviganistoras aptiktais pėdsakais nuvedė paieškos grupę į Lietuvos gilumą, kur už maždaug 1,5 kilometro miške pasieniečiai rado numestas dėžes su baltarusiškais rūkalais. Kinologas pėdsakus sekė miškingomis ir pelkėtomis vietovėmis. Maždaug kilometro atstumu nuo valstybės sienos buvo surastos 6 kartoninės dėžės įvyniotos juodų polietilenu, kur buvo surastos cigaretės. Vėliau kinologas aptiko 2 radio stotis ir dar už poros 100 metrų sulaikė 2 įtariamus asmenis. 2 sulaikyti įtariamieji Šalčininkų rajono gyventojai buvo gerai apsirūpinę nusikalstamai operacijai. 2 racijas ir net 3 telefono aparatus pasieniečių persekiojami bėgliai išmetė pakeliui. O kur filmuojate? Šiaip paklaus noriu, kaip laikotės? Normaliai. Nepaėjo biški šiandien? Kas? Nepaėjo kvapą? Nieks jūs nedarė kokios kontros. Neteisėtai sulaikyti. Neteisėtai sulaikyti? Jo. O tai ką darėt? Нет, погребусь. Sulaikyti įtariamieji pareigūnams uždainavo tą pačią dainelę, kaip ir dauguma miške sučiuptų kontrabandininkų. Grybus rinkom, pareiškė jie. Tik ar pastebėjo grybautojai, kad už lango jau beveik žiema ir grybavimo sezonas jau seniai baigėsi. Kaip laikotės? Puikiai. Ką čia reikia? Sulaikyti grybavimą. Grybavot? Taip. O kur grybai? Kokių būna grybų? Matėte? Pametė? Jie dabar, kaip jie vadinasi, lietuviškai nežinau, masletą. Masletą? Minėti asmenys gerai žinomi valstybės sienos apsaugos tarnybai. Anksčiau jie irgi buvo sulaikyti, gabenę kontrabandinės cigaretės. Netrukus valstybės sienos apsaugos pareigūnai sustabdė ir vietiniu keliu važiavusi įtartiną automobilį Audi A6 Avant.
Patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad mašina priklauso vienam iš apsimetėlių grybautojų. Beje, vairuotojas, Šalčininkų rajono gyventojas, neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o sulaukęs mūsų laidos dėmesio buvo itin nepatenkintas. Tai ką, nepaėjo kortą? Dėl ko? Nu, šiaip dėl, o dėl ko jūs čia stovi su antrankiais? Nežinau. Nežinot? Tai ką, nieks nieko nesako, už ką sulaiko? Nesako. Ot kokie. Patikra. Patikra? Klaudė, ne? Pėsčiom ėjau. Peškom ėjot. O nu kur ėjot? Iš kur? Koks skirtumas? Nu, šiaip įdomu, žinokit, smalsus esu. Darbas toksai. Tai dirbkit savo darbą, važiuokit. Tai va, ir dirbu, žinokit, filmuoju, jūs klausinėjau. Tai nieko nepakomentuosiu. Tai nėra ką komentuoti. Pasieniečiai 6 dėžėse suskaičiavo apie 3000 pakelių kontrabandinių cigarečių Vest ir Minsk, kurių vertė juodojoje rinkoje apie 7,5 tūkstančio eurų. Dėl kontrabandinių rūkalų gabenimo šiems piliečiams grėsia nevaikiškos baudos. Gali tekti susimokėti beveik 6,000 eurų. Vilniaus rinktinė. Vilniaus oro uosto užkarda 9 valanda. Tarptautinėme Vilniaus oro uoste šiandien ypatinga diena. Netrukus prasidės taktinės pratybos, kurių metu bus tikrinami visi keleiviai, nesvarbu ar jie atvyko iš ES valstybių ar iš taip vadinamų trečiųjų šalių. Nelegalių migrantų srautas į Europą nuolat didėja, tačiau pratybos, pasak užkardos vado, savalaikės ir labai reikalingos. Ne tai, kad paskirti stovi kaip statulos ir nejuda. Tai komunikuoja ir atlieka tą darbą, nes, kaip žinot, minia keleivių bus didžiulė, bus daug nepasitenkinimo, o tą nepasitenkinimą reikia ir suvaldyti, tam ir yra išskiriami pareigūnai. Visko gali būti, bet, kaip sakoma, mes su keleiviais mandagiai ir jie su mumis, tikiuosi, irgi bus mandagiai. Tačiau šiuose pratybose bus siurprizas. Štai jis, pareigūnas iš Bulgarijos. Sutikęs padėti išsiaiškinti, ar mūsų pasieniečiai pasiruošę atpažinti keleivius, ketinančius į mūsų šalį, patekti pavyzdžiui su padirbtu asmens dokumentu. Kolega bulgaras netrukus bus infiltruotas į keleivių srautą. Jis turės padirbtą lietuvišką tapatybės kortelę. Если можно, тогда, чтобы посадочный был, ну и что приблизительно было все в реальной ситуации, чтобы тебя как, не нашли, чтобы такая есть, что ты в толпе, и погранслужба вот как найдет, тебя спрофилирует или не спрофилирует. Тебя выводят на толпу, и ты уже с толпой идешь на проверку. Как обнаружить тебя, не бойся, там с наручниками тебя не возьмет, и все будет знать, что тут проверка. Кепку теперь не надевай, это сразу уже все поймет, и что с кепкой искать будет, а потом скажешь, как вот и реагировали пограничники, что ты увидел, чтобы знать, хорошо или плохо тебя там спрофилировали. Хорошо. Все, удачи тебе. Ar mūsų pasienio pareigūnai atpažins apsimetėlį kolegą bulgarą? Ar pastebės, kad jo asmens tapatybės kortelė padirbta? Pasieniečiai kasdien turi įtempę visą dėmesį stebėti keleivių srautus. Jie kasdien susiduria su įvairiausiamis, kartais net ir kuriozinėmis situacijomis. Buvo tokia situacija, kad Ukrainos pilietė pasakė grožėsis Vilniaus centre esančių ežerų. Tai net mes patys tą, sakykime, Vilniečiai buvom nustebę, galvojom, kur čia Vilniaus mieste yra ežeras, kuris yra lankytinas. Tokių kuriozinių situacijų yra, bet, yra darbas ir mes jį atliekame. Štai ir pirmasis lėktuvas taktinių pratybų metu nusileidęs į Vilniaus oro uostą. Minia žmonių plūsta prie patikros kabinų. Not always. Only today. Good morning. Thank you. Где вы проживаете? Где вы проживаете? Matome ir mūsų jau pažįstamą pasienietį bulgarą. Jo kišenėje suklastota asmens tapatybės kortelė. Šitą žinome tik jūs, mes ir keletas pareigūnų. Tuo metu pratybose dalyvaujantis pasieniečiai net neįtaria, kad netrukus bus patikrintas jų budrumas ir profesionalumas.
Tačiau, kol apsimetėlis laukia eilėje, pranešama, kad iš Stokholmo skridusiame lėktuve prieglobsčio prašytojas. Это я к вам. Литовские пограничники. Пожалуйста, пройдемте со мной. С нами, да. И вы с вами, да, здесь вот мои документы сейчас здесь у вас. И вот, как бы сказать, я сейчас здесь. А по какой причине? В смысле? У меня, да, есть причина. И какая? А? Какая причина? Ну, можно чуть-чуть попозже. Это, как бы сказать, секрет. Paslaptingas tas prieglobsčio prašytojas. Ko jums Švedija netiko? Kodėl jis nori likti Lietuvoje, nesako. O mes grįžtame į atvykimo salę. Ten, kur vykdomos taktinės pratybos. Matome, bulgaras su padirbta asmens tapatybės kortele buvo nesunkiai išaiškintas. Pareigūnai jį pastebėjo anksčiau, nei jis priejo prie patikros langelio. Ну, я как узнал сейчас, потому что я знаю, как у меня личный опыт есть. И они сразу меня заметили на очередь, как я был, потому что я держался очень подозрительно. У меня была шапочка, тут на телефон игрался всегда. У меня не был такой контакт с глазами, я пытался не смотреть их прямо в глаза. Это привычно так делают? Ну, обычно это такой профиль. Я думаю, что это нормально. Те, которые чуть-чуть нервные, не смотрят. Да, и я узнал, что они сразу меня заметили, что у меня есть что-то не то, подозрительно, да. И уже начали, когда дал уже документ, где родились, чтобы знал свое имя, дата рождения, все спрашивали. Билет, чтобы есть, какие багажи у меня, другой документ. Все эти вопросы, которые они должны задать мне. Контрольные вопросы? Да, 100%. Они все спрашивали, как по учебнику. O štai iš Stokholmo atskridęs prieglobsčio prašytojas ir toliau atsisako įvardinti, kodėl bėgo ne tik iš gimtosios šalies, bet ir iš Švedijos. Основной вопрос, чего вы сейчас хотите? Ехать домой или у нас остаться? Нет, я вот не хотел вообще. В Литве остаться, так понимаю. А причины какие? Если коротко. Да, у меня есть причины, но я не знаю, какие законы, но просто есть большие причины, которые угрожают не только моей жизни, и вообще вот такая вот у меня есть ситуация очень сложная, можно сказать. Я принесу вам лист бумаги, вы пишете просьбу, там все свои причины выделяйте, и тогда следующее действие – отпечатки пальцев, интервью, фотография и все, что понадобится. Ясно? Да. Хорошо, все, я приду позже. Taktinės pratybos pavyko puikiai, o mes viešnagę Vilniaus oro uoste baigėme ekskursiją po vietas, į kurias paprastiems mirtingiesiems patekti griežtai draudžiama. Patekimas vėlgi yra laisvai nepakliūsi, jisai yra su kortelėmis. Tarnybą vykdo 2 pareigūnai, sėdėkit laisvai ir jie laukia, kada keleiviai atskris. Taip pat per čia praeina ir oro uosto aptarnaujantis personalas, o esant išvykimo krypčiai pareigūnai atlieka tikrinimus. Tai tikrina visų pirma, patikrina, ar pateiktas kelionės dokumentas atitinka su pateikėja, patikrina, ar tas kelionės dokumentas yra nesuklastotas, tam yra jiems išduoti kelionės tikrinimui skirti dokumentai, lupos, taipogi kiti dokumentai ir tada jau tikrinami duomenys per informacinės duomenų bazės. Vadas mus įsileidžia ir į patalpas, apie kurias žino tikrai nedaugelis. Tai slaptam keleivių stebėjimui skirtas kambarys tamsintais stiklais.
Esant plaukimams įrengta patalpa, kur yra užtamsisinta ir pareigūnas gali profiliuoti asmenys laukiančius eilėje. Vėl, kaip ir minėjau, išvykimo kryptyje asmenys laukia eilėje, jie dar būna, sakykime, nesusikoncentravę ir gal, sakykime, elgesi šiek tiek laisviau, kas iš jų poelgių galima sudaryti ir išprofiliuoti pagal jų tam tikrus rizikos faktorius, kad jie yra rizikingi, nes tikrinimo metu asmuo jau gali būti susikaustęs ir save suėmęs į rankas jau nebeišsiduoti, o laukiant eilėje, kadangi nežinai, kad esi stebimas ir jau kontroliuojamas, gali leisti elgti savo šiek tiek laisviau ir kai kurie tavo gal poelgiai leidžia tave išprofiliuoti ir jau prieš patikrinimą tai nustatyti, kad su tuo asmeniu reikia pravesti išsamų bendravimą ir išsamesnį tikrinimą. Ignalinos rinktinė Švenčionių Užkarda 19 valanda. Vienu šūviu, kaip sakoma, 2 zuikiai. Pasieniečiai susekė ir sulaikė 9 vietnamiečius ir 2 čečėnų vedlius, aptiko ir vienišą Baltarusijos pilietį, pėdinantį į pirmą pasitaikiusi lietuvišką kaimą parduoti kontrabandinių cigarečių. Tačiau apie viską iš pradžių. Buvo gautas pranešimas iš rinktinės budėtojo, kad Švenčionių Užkarda saugomame ruože, netoli Papilika pasienio kontrolės perėjimo punkto, galimas asmenų kirtimas iš Baltarusijos Respublikos. Viskas prasidėjo nuo to, kad pasieniečiai ant šalia sienos su Baltarusija įrengtos kontrolinės pėdsakų juostos pastebėjo žmonių avalynės paliktas žymes. Grupelė buvo atitolusi, krekždė, kai tik atskrydo. Sraigtasparnis su termovizorinė kamera, kinologas su šunimi, pasieniečių patruliai. Ieškoti nelegalų buvo mestos didžiulės pajėgos. Nepraėjus nė pusvalandžiui miške buvo pastebėti krūmynuose pasislėpę 10 asmenų. Čia matom, gulė čečėnas. Nelegalus vietnamiečius, kaip įtariama, vedė 2 čečėnų tautybės Rusijos piliečiai. Ноги поднимай, садись. Что, холодно? Сейчас согреешься. Nuvežti į Švenčionių Užkardą įtariami nelegalų vedliai patys ėmė aiškinti esantys pabėgėliai. Vienas iš jų sakė labai žmonos ir vaikų pasiilgęs, kurie jau kuris laikas gyvena Vokietijoje. Сколько денег получаешь за одного нелегала? В смысле? Ну, в прямом. Какие ставки, сколько платят за такое? Это я сам платил кому-то, чтобы меня перевели. А, так ты сам что-то никого не вел? Нет. А чего ты сюда шел? Я не сюда шел, я вот в Германию шел. К жене и детям. O štai antrasis čečėnas pareigūnams pareiškė keliavęs pas brolį į Belgiją, o tikrasis jų vedlys neva pabėgo dar gerokai iki Lietuvos pasieniečių pasirodymo. Обычно у нас у всех был один проводник, еще раз объясняю, и там также объяснил. А так проводник до какого места вас вел? До тех пор, пока нас не поймали, или, скорее всего, он знал, что нас поймали. А теперь с какой целью шел ты? Самым разом. Abiems čečėnams pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Už tokį nusikaltimą grėsia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 6 metų. O kas grėsia per operaciją sulaikytam Baltarusijos piliečiui, kuris su savimi turėjo 8 blokus cigarečių ir keliavo juos parduoti į pirmą pasitaikiusi lietuvišką kaimą. Так, что имеете при себе? Сразу советую на стол все выложить из кармана. Так у вас работа в том и заключается, что сигареты носить? Нет. Грибы, ягоды, в основном. Так. Ну а так как сейчас вот придумал вот эти вот 80 пачек? Ну, думаю. Грибов нету. Как подавал? В любой дом пошел бы, постучал, да? Nuodugniai apžiūrėti buvo ir visi 9 vietnamiečiai. Банда.
Iš budizmo pereiti. Čia yra numesiš. Yra dolerių. Mes darydami apžiūrą, aišku, ieškom draudžiamų daiktų, visokių kitų, o šiaip pagrindė, kad suras kažkokius bilietus, daiktus, kurie rodytų, iš kurios šalies realiai žmonės atvyko. Beveik mėnesį buvo Baltarusijoje. Arba Rusijoje, arba čia dabar sunku pasakyti. Vedliai pasiima juos iš Rusijos ir veža iki pat Baltarusijos Lietuvos sienos. Sulaikyti vietnamiečiai uždaryti į Tverečiaus užkardos laikino sulaikymo patalpas, čečėnai į areštinę. Tolesnį nelegalų likimą spręs teismas. O dabar dėmesio į ekranus. Netrukus pamatysite, kaip vykdomi nusikaltimai. Ir kaip mėgindami išvengti atsakomybės ar tiesiog keršydami pasieniečiams, nusikaltėliai niokoja brangią techniką. Kontrabandininkai pareigūnams paskelbė atvirą karą. Pasieniečių filmuota medžiaga. Padvarinio užkarda saugo daugiau kaip 30 km sieną su Baltarusija. Čia įrengta beveik 100 vaizdo stebėjimo kamerų. Moderni stebėjimo technika labai palengvina pasieniečių darbą, o štai nusikaltėliams gyvenimą kameros gerokai apkartina. Iš pradžių pažiūrėkite, kaip kontrabandininkai vykdo nusikaltimą. Per sieną gabena cigaretes. O dabar stebėkite, kaip nusikaltėliai sudaužo pasieniečių kamerą. Dar viena vaizdo stebėjimo technika kontrabandininkas įsigudrina net padegti. Pareigūnai neabejoja, kad daugumą išpuolių prieš jų techniką nusikaltėliai surengė tam, kad neatpažinti galėtų kirsti valstybės sieną. Tačiau neatmetama, kad kameros banditai daužo ir iš keršto juos gaudantiems pareigūnams.